čia buvo 2014 metais. Čia šitas patalpos buvo kolūkio laikų, neįrengtas. Ir į mūsų bendruomenę atėjo jaunas žmogus, Vaidas Verbalas, ir buvo sugalvota čia įrengti sporto klubą. Parašytas projektas. Antra priežastis dar buvo, kadangi pirmam aukšte čia buvo alaus baras. Ir mes kaip bendruomenė labai norėjom, kad to alaus baro čia nebūtų. Ir kada įrengėm sporto klubą, nesisėjo šios abi veiklos, prašėm rajono savivaldybės nutraukti sutartį, kad nebūtų čia alaus baro. Tai buvo tokia pati pradžia. Buvo tik sporto klubas, sporto įrenginiai. Ir čia sportavo jaunimas. Paskui buvo jau pandemija, sporto veikla sustojo viskas, o po pandemijos tiesiog norėjom atnaujinti, kad vėl pritraukti ir ieškojom kažko naujo. Tai vėl buvo rašytas projektas, šį projektą jau rašė Virginija Petrauskienė ir buvo daug debatų ir galvojom, ką pirkti ir ką pateikti gyventojams, kad būtų naudinga, kadangi jau buvom pradėję vystyti tokią veiklą, kas susijęs su savijautos gerinimu, su sveika gyvensena, su sveika mityba. Ir taip daug svarstėm, iš pradžių turėjom mintį lovas Keragėm, prieš tai buvom vienus metus išsinuomavę iš Pažagienių atsivežę, labai aktyviai žmonės ėjo į šitas procedūras ir galvojom, kad ir mums reikia kažko panašaus. Bet nenorėjom to paties, kadangi jau rajone yra, tai mes ieškojom naujų veiklų kažkokių. Ir taip pas mus gimė mintis limfodrenažą, vandens masažinę lovą, vakuaktyvų bėgtakį ir šiais metais pasipildėm BMR 3000 elektromagnetinių kilimėlių. Atsiskaitimų daug, bet mes manom, kad yra verta. Džiaugiamės tuo, ką turim, tikrai labai džiaugiamės. Ir mūsų gyventojai džiaugiasi, ne tik mes. Prisideda prie bendruomenės sveikatos ir tiesiog mes ir per šį projektą mes ir reklamuojam savo bendruomenę, kadangi turim ir visokių kitokių veiklų ir edukacijų, o visi, ką uždirbam, irgi viskas yra bendruomenės veiklai, pinigėliai. Jau 1,5 metų mes veikiam. Iš tikrųjų susidomėjimas didelis. Gal būna truputėlį vasarą, mažiau tų klientų, aišku, visi atostogaujam ir čia yra natūralu. Šiaip užimtumas yra nemažas. Tarkim, dabar gruodį jau registruojam sausio. Sakyčiau, kurie lankosi yra labai patenkinti. Ir mes visų jų laukiam labai.